Žemaitijos ir Klaipėdos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos grasina naujomis protesto akcijomis. Savo reikalavimus pedagogai išsakė švietimo ir mokslo ministrui Gintarui Steponavičiui. Su Vakarų Lietuvos pedagogais susitikė švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius išgirdo gausybę reikalavimų. Vienas iš klausimų, kuriuos patikė pedagogai, kodėl 2011 metais drastiškai sumažėjo švietimo finansavimas. Esą palyginti su 2010-aisiais nuo švietimo nukirpta 400 milijonų litų. Nukentėjo pirmiausia ugdymas, kadangi negavęs tų pačių pinigų, susidarė tokias galimybės stambinti klases, kuo daugiau mokinių klasėje, tai yra sunkiau jas valdyti, sunkiau perteikti žinias, kuo mažiau klasė komplektų, kuo mažiau mobilių grupių, tuo mažiau valandų. Tai reiškia mokytojas nukenčia per atlyginimą tiesiogiai. Ministras sako, kad finansavimas labiausiai sumažėjo dėl to, kad šiemet esą mažiau pinigų skiria Europos Sąjunga. Taip pat teko finansavimą mažinti, nes sumažėjo moksleivių. Europinių lėšų, kurios yra įskaitomos į biudžetą, kiekis yra mažesnis, dėl to toks ir yra skaičiavimas, bet dalis tų pinigų, kurie buvo fiksuoti kaip biudžete praėjusiais metais europinių pinigų, realiai bus išmokėti šiais metais, bet tame tarpe didžioji dalis tų pinigų ėjo į švietimo infrastruktūrą. Mes skubėjom kuo daugiau pinigų panaudoti mokyklų renovacijom, darželių atnaujinimui, slėnių įgyvendinimui. Todėl europinių pinigų eilutė yra mažesnė šiais metais, bet biudžetinių iš esmės tik dėl vaikų mažėjimo šiek tiek sumažėjo. Klaipėdiečiai ministrą užvertė klausimais dėl menų ir specialiųjų mokyklų menko finansavimo. Klaipėdos miestas ypač su problemomis susiduria dėl menų mokyklų, dėl spec mokyklų finansavimo. Mes puikiai žinome, kai dar ministerijos atstovai gruodžio pradžioje buvo atvykę ir į Balsio menų gimnaziją, ir į Šimkaus konservatoriją. Ir ten pažadėjo, kad nuo sausio 1 bus įvestas irgi ir šioms mokykloms krepšelis, tačiau to visiškai nepadarė. Švietimo bendruomenė taip pat piktinasi mokinio krepšelio metodikos kaita, vadovų atestacija ir jų skirimo tvarka. Mokytojai taip pat pageidauja tvirtesnių socialinių garantijų, anksčiau išeiti į pensiją. Visi reikalavimai surašyti rezoliucijoje. Pedagogai jos nurodė išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus iki vasario vidurio. Jeigu tai nebus padaryta, grasinama protesto akcijomis ir planuojama pareikšti nepasitikėjimą švietimo ministru.